Dabar pademonstruosiu, kaip yra matuojamas vyras. Tai pirmiausia, jums reikės juostelės ir centimetrinės juostelės. Juostelę reikia užrišti vyrui ant juosmens, maždaug toj vietoj, kur yra bamba. Jeigu vyras yra šiek tiek su pilvuku, reikėtų pačioj tolimiausioj vietoj. Tai užrišam juostelę. Ir pirmas matmuo yra balansas. Balansą pradėsim matuoti nuo štai šitos vietos. Dedam metrą čia, vedam iki peties ir čia matom kažkokį skaičiuką, tarkim 48. Ta skaičiuką užrašom. Tada vedam metrą, nepaleidžiam, vedam metrą žemyn. Ir čia gaunam kitą skaičiuką sulig juostelė, tai bus 99 šiuo atveju. Kitas matmuo, antras matmuo yra tarpas tarp pažastų, tai reiškia nuo čia iki čia. Per krūtinę 41, užsirašom skaičiuką. Trečias matmuo yra pečių plotis liemeniai. Liemenė maždaug irgi eina nuo pažasties iki pažasties. Čia nereikia matuoti visiškai pilno pečių pločio. Tai šiuo atveju, tarkim, 39. Užsirašom skaičiuką. Sekantis matmuo matuojamas nuo nugaros iškilaus kauliuko žemyn iki juostelės. Čia yra nugaros ilgis. Nugaros ilgis šiuo atveju yra 48. Penktas matmuo yra krūtinės apimtis. Krūtinė matuojama 2 kartus. Vieną kartą aplinkui, pilna krūtinės apimtis. Ir kitą kartą tik tais nuo šoniuko iki šoniuko per priekį. Čia bus antras matmuo. Juos užrašom per pasvirą brūkšnelį. Lygiai taip pat yra su 6 matmeniu liemens apimtimi. Matuojame aplinkui ir nuo šoniuko iki šoniuko iš priekio. 7 matmuo yra kaklo apimtis. Kaklą svarbu matuoti ne taip, o šiek tiek žemiau, kaip ir eina marškinių apykaklė, paliekančia šiek tiek laisvumo. Tai šiuo atveju yra 44. 8 matmuo yra pilnas pečių plotis. Mes turim, jeigu pečiai yra nuožulnesni, turim įsivaizduoti maždaug pečių liniją. Va taip, pilna. 9 matmuo yra rankovės ilgis marškiniams. Dedam metrą nuo iškilaus kaklo kauliuko, vedam per petį, žemyn, rankos nelenkiam, laikom tiesiai iki tos vietos, kur prasideda plaštaka. 10 matmuo yra riešo apimtis. Riešą reikėtų matuoti ties platesnė vieta. Kartais būna rankos patinė, tai ties patinusią vietą arba ties šito iškilusių kauliukų. 11 matmuo yra apimtis diržo vietoje. Vyras turėtų būti apsirengęs savo patogias kelnes, netreninginės kelnes. Ir tada, kur yra vyro diržas, ten matuojame tiesiai virš diržo apimtį. Ir šiek tiek turim paversti, kad paskui neįsigautų per didelis juosmuo. 12 matmuo yra klubų apimtis. Pamatuojam ties klubais. Kišenėse neturėtų būti jokių pašalinių daiktų. 13 yra šlaunies apimtis. Matuojam šlaunies apimtį. 14 matmuo yra tarpkojo matmuo. Jisai matuojamas štai taip. Nuo diržo viršaus, nugariniai pusiai, iki ten, kur yra vyro kelnės baigėsi. Ne iki šniurelio, bet iki kelnių viršaus. 15 matmuo, kelnių ilgis, matuojamas nuo vyro diržo viršaus iki žemės, arba jeigu vyras yra su batais, matuojama iki pado viršaus. Tai šiuo atveju iki žemės. 16 matmuo yra sermėgos arba surduto ilgis. Priklausomai nuo to, kokį modelį pasirinksite, sermėgos būna ilgesnės, surdutai šiek tiek trumpesni virš kelių, tai jums tokį ilgį reikėtų ir pamatuoti, vedant per priekį, tarkim iki čia arba iki čia. Rankovės ilgis sermėgai matuojamas vyro ranką sulenkus 90 laipsnių kampu.
nuo įsivaizduojamo peties, vedant per alkūnę iki plaštakos. Tada paprašoma, kad vyras nuleistų ranką ir maždaug pasižiūrima, ar nėra ten per ilga rankovė ar per trumpa. Dar kartelį sulenk. Bet tai šiuo atveju būtų iki čia. Plaštakos apimtis matuojama vyrui aplink plačiausią delno dalį.